Tai yra naudingas, naujas. Išmintingas, sumanu ir sukt. Įdomu ir smagu. Gruodžio 13 dieną dalis Lietuvos moksleivių rungėsi antrajame konkurso Eurolyga etape Protmūšyje. Apskričių centruose vykusiame konkurse dalyvavo 100 komandų. Paskatino labiau pasidomėti euro istoriją ir kai kuriomis eurų susijęsimis geografinėmis žiniomis, kaip pavyzdžiui, kokiuose dar be Europos valstybių vienetuose yra euras įvestas kaip ir netiesioginė valiuta, kaip tarkim prancūzų gyvena ir panašiai. Kadangi politika, ekonomika ir taip domėjausi, bet papildomai žiūrėjau į valiutą, infliacijas, tie dalykai tiesiog sudomino, kadangi man tai įdomu. Kokios Eurolygoje įgytos žinios tau buvo naudingiausios? Naudingiausi tai reversai ir kitų valstybių šiek tiek istorija, proginės monetos, visi tie dalykai. Pasinaudoti, aišku, teko. Visur valgykloje, parduotuvėje, visur naudojasi. Lengviau susiskaičiuoji eurus? Lengviau susiskaičiuoji, galima išaiškinti pardavėjom, kad čia irgi euras, nors ir portugališkas. Tai ir yra, ką skaitėme, kad tai kurios valstybės yra įsivedusios eurą, koks yra tikslus kursas euro, iki kada bankuose keisi litus į eurus. Į šalies apskrityse vykusius protmūšius pateko geriausiai pirmajame etape pasirodžiusios mokyklos. Pirmajame etape buvo vertinami mokinių sprendusiųjų testą rezultatai bei mokyklos aktyvumas. Antrajame etape nugalėjo tos kiekvienos apskrities komandos, kurios teisingai atsakė į daugiausiai protmūšio klausimų. Nacionalinį konkursą Eurolyga inicijuoja Finansų bei Švietimo ir mokslo ministerijos, norėdamas paskatinti moksleivius domėtis euro įvedimu Lietuvoje bei supažindinti su praktiniais šio proceso aspektais. Iš 3 etapų susidedančiame žaidime dalyvauja 5, 8 ir 9, 12 klasių moksleiviai, kurie varžosi 2 amžiaus grupėse. Tiesiog sutiko dalyvauti, visi linksmai priėmė šitą pasiūlymą, pabandymą, noras yra sužinoti daugiau, noras yra išsiaiškinti ir kiek žino ir ką dar galiu pasiekti. Ir mokinių žinios tik tai patvirtina, kad jie išmano visai neblogai apie euro istoriją ir apie euro įvedimą Lietuvoje, reiškia tas peripetijas. Na taip, mes kiekvienas, kas yra aktualu gyvenime, mes tengiamės integruoti įvairių dalykų pamokas. Tai va šis projektas, pateikta visa informacija, nuorodos internetinės, filmukai Lietuvos banko parengti apie eurą, mums labai padėjo. Pavyzdžiui, per matematiką mes sprendėm uždavinius, susipažinom su euro monetų ir banknotų nominalais, jų išvaizda, taip pat euro oficialių kursų, pagal kurį buvo pakeistas litas, taip pat mokėmės apskaičiuoti paslaugų ir prekių kainas eurais ir aišku atvirkščiai, kad mokiniai, kai dabar įversti eurai, mokėtų pasiskaičiuoti, ar teisingai apskaičiuoti, ar teisingai, ar nepabrango prekės. Antrojo etapo protmūšio nugalėtojai sausio 30 dieną Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Vilniuje susigrums nacionalinėme Eurolygos finale. Po 10 geriausių abiejų amžiaus grupių komandų iš kiekvienos apskrities pakviestos atvykti į Vilnių, kur dalyvaus žaidimo finale dėl geriausių euro žinovų titulo. Sėkmės dalyvaujantiems!